Mes esame pasakotojai, net jeigu galvojame, kad mes nemėgstame to daryti. Nes istorijos mums leidžia suvokti, suprasti pasaulį. Jos jungia mūsų praeitį, dabartį, ateitį. Prie kai kurių istorijų mes grįžtame gana dažnai. Ir dažnas jų prisiminimas ar pasakojimas jas mums daro labai brangias. Ir nesvarbu, kad tai negatyvi istorija. Dažnas grįžimas prie tos pačios istorijos ir dėmesingumas jai rodo, kad mes norime joje suprasti kažką mums labai svarbaus ir gilaus. Trikdančios ir jaudinančios istorijų dalys yra šaltiniai mūsų baimės, kaltės, gėdos jausmų. Darbas su tokiom istorijom yra būtinas. Jis yra mūsų sveikimo proceso dalis. Dažnai tokiose istorijose jausmas yra daug stipresnis ir baisesnis nei pati istorija. Ir sąmoningas pažinimas tokių istorijų yra mūsų kaitos proceso dalis, mūsų atsinaujinimo dalis. Ji leidžia mums išsilaisvinti ir priimti save kaip asmenybę.